Tai noriu pakalbėti apie springimą. Dažnai gaunu jūsų klausimą, mano šuo springsta, ką daryti. Ir galiu pasakyti, kad springimo priežastys gali būti kelios. Kam būdingas springimas? Dažniausiai tai būna šunims su trumpais snukiais, broncocefalais. Tačiau labai dažnai būna ir mažiems šuniukams, jauniems, kurie labai įsiaudrinę, labai jausmingi, labai judrus ir jie vienu metu ir valgo, ir geria, ir bėga, seilėm paspringsta. Dėl to šitoje vietoje turi būti, visuomet turit stebėti ir turi būti pakankamai atsargus, ypatingai kai šuo geria ir valgo. Aš asmeniškai visą laiką, kai valgo šunis, aš stoviu ir žiūriu, kad jie pavalgytų sėkmingai, nes dažnai būna, kad ryjimo metu granulė kartu gali užstrigti, ne dėl to, kad jinai didelė ar maža, tiesiog labai greitai kramtome arba nekramtome, greitai gerime, greitai žiūrim, ką kaimynas valgo. Ir dažnai būna, kad tas springimas gali būti lemtingas, dėl to aš visą laiką kol šuo valgo, stebiu, girdžiu, tai jeigu taip atsitiks, kad gyvūnas paspringo, reaguokit labai greitai. Tiesiog kiškit pirštus į burną, atitraukit liežuvį, jeigu reikia, gyvūną žemyn galvą, lygiai taip pat laikot ir stengiamės masažuoti nugarą, kad gyvūnas tiesiog atsikosėtų ir neliktų to uždusimo. Ta reaguoti reikia labai greitai, tikrai nespėsit davežti iki veterinarijos gydytojo, todėl kad tai yra tiesiog kelių sekundžių klausimas ir mes turim šeimininkai mokėti reaguoti. Tai